šalia gimtojo miesto, arčiau jūros. Po praeitų metų pritraukėm neblogus užsieniečius iš Ukrainos, taip pat ir treneriai pasikeitė. Tai manau, išsiskiriam charakterį žemaitiškai. Čia nauja istorija mūsų gavosi, kad Klaipėdoje nebeliko reprezentacinės komandos ir tada su Neptūno krepšinio vadovais susijėjom ir nusprendėm, kad bendrom jėgom bandysim kurti futbolo komandą su Neptūno krepšinio klubo pagalba. Taip ir prasidėjo mūsų istorija. Daug ko išmokom, daug ko padėjo būtent krepšinio visą administraciją, pirmų žingsnių žengti ir važiuojam, kaip sakant, šiai dienai, aišku, jau dirbam atskirai, padėjo mums atsistoti ir paleido, kaip sakant, savo keliu eiti. Krepšinis eina savo keliu, futbolas savo keliu. 5 sezonas tai tikrai tiek man su klubu sutinka viskas, tiek aš viskom patenkintas, viskas yra, visas sąlygas suteikiamas, ką reikia žaidėjai turėti. Čia gali būti pavojingas smūgis į vartus ir 3-0. Turėjom progą 22 metais perėjimą žaisti su Džiugutėse, nepasisekė mums ten. Perdavimas reaguoja į tai baukštį ir dar kartą. Pirmą sezoną pirmoje lygoje ir iškart papuolėm į peržaidimo rungtynės ir būtumėm žengę į ją lygą, tai būtų turbūt didelis šokas. Nes matom, kiek dar turėjom tobulėti, kiek daug ko išmokti. O po to likusius sezonus vis tos mažos sėkmės trūka, gal taip galėčiau pasakyti. Vis laiptelis iki tų prizinių vietų, iki peržaidimų. Tikrai tas žmonių kiekis padidėjo ir nuo pernai atsirado fanų grupuoti, palaiko jau tikrai visas namų rungtynės susirinka į stadioną, į natūralų stadioną. Pirmą turą jau su fakelais jau tikrai smagu ir tiek pat ir žiūrovų, tie, kurie neskanduoja, palaiko, tiek pat daug jų. Taip, kiek dabar surinkam žmonių, tikrai didžiuojasi, aišku, norėtųsi ir dar daugiau, bet kuo daugiau ateina, tuo mums yra ramiau, kaip sakyti, žaisti. Atrodo, lyg 12 žaidėjas mums buvo. Klaipėdoje visada būdavo komanda, tai buvo ir pagrindinis tikslas, kad sukurti futbolo klubą, pradedant nuo mažiausių vaikų, einant pagal visą amžių ir daeinant iki vyrų futbolą. Tai šiai dienai turime apie 400 vaikų. Dabar jau turim Neptūno B komandą, turim dar studentų komandą, moterų komandą. Visą turim bendruomenę didžiulę ir visą klubą. Seniai norėjos, kad B komandai žaistų jaunimas, perspektyvus jaunimas, kuo daugiau klaipėdiečių, kurie turi puikias galimybės žengti į vyrų futbolą, būtent atstovauti pirmą lygą. Tai manau, šiemet ir jaunimų remsimės, tuo labiau praeitos varžybos parodė, kad tik yra galimybė ir leidžiam jaunimą, jie nieko nenusileidžia. Mes ir akcentuojam tą dvigubą karjerą savo klube, nes daug jaunų žaidėjų ateina ir nori tik tais futbolą, bet bandom nukreipti ir jau daug nukreipiam. Šiai dienai 14 netgi narių mūsų yra, kurie ne tik futbolą žaidžia, bet ir studijuoja universitete. Taip atsirado komanda universiteto, kur atstovauja Klaipėdos universitetą. Tai pagrindinis be abejo būtų žengti į lygą. Tai, kaip sakant, siekiam šito tikslo jau kelinti metai. Tikėkimės, ateinantis sezonas atneš daug pergalių ir žengsim į lygą. Aš manau taip, vis tiek Klaipėda yra vienas didžiausių miestų Lietuvoje ir neturime lygoje komandos, tai labai reikėtų šitas duris praverti. Dabar įmetus Neptūną būtų sunku, bet tikiuosi, kad nebūtume paskutinė komanda. Tai manau, tas lygis nėra jau tas blogas.